Labas. Greičiausiai pagalvosite, kad tai yra nauja siunta, nes turime šiandieną nuostabių, ypatingų, labai reikalingų ir kasdieniam gyvenime ir apskritai einantiems dvasingumo keliu kristalų. Tai nėra nauja siunta, tai yra mūsų nuostabios Lauros užsakymas. Dar vienos mėnuliukės, su kuria buvo labai malonu susipažinti. Labai džiugu, kai žmonės nusprendžia klausytis savo sielos vedimo, savo balso, Dievo pašaukimo ir po truputėlį pradėti mylėti save, atrasti save. Tai įsivaizduojate, čia turbūt didžiausias užsakymas, kurį turiu turėjusi. Pagal apyrankių kiekių tai tikrai didžiausias, nes dažniausiai būna miksas. Tai trumpai apžvelkime, kokiegi čia yra kristalai ir kodėl jie taip reikalingi kasdieniam gyvenime. Tai visų pirma, rožinis kvarcas. Visada jums primenu, kad viskas prasideda nuo meilės savo, didžiausi pokyčiai. Sekantis yra ametistas, kas nori transformacijos, kas nori išsilaisvinti, kas nori vidinės laisvės, tų pokyčių gyvenime, ar ne? Toliau mes turime tikrai reikalingą žemiškajam gyvenime, tai yra pinigų ir gausos kristalas, galimybių, visada sakykite taip, kai nešiojate šį kristalą. Toliau mes turime selenitą, nes Laura bunda jau yra nubudusi, manau, kad ir medituos arba atliks kažkokias praktikas, o selenitas padės palaikyti vidinę ir išorinę švarą bei apsivalyti. Akvamarinas sielos budintojas. Nuostabaus grožio. Toliau mes turime turmaliną šerlą, kas yra įsižeminimas ir naudojamas kartu su selenitu. Tai yra geriausi draugai, jeigu paklausite, ar ne? Kad per daug neišskristumėt, tai mūsų šerlas visada įžemina. Toliau mes turime moters akmuo, moters kristalas, tai yra mėnuliukas, pasižiūrėkite, kokie gražūs mirksiukai. Tiek dėl moteriškosios sveikatos, tiek dėl pasąmonės, moteriškumo, grožio, harmonijos, atsipalaidavimo, visų ligų, kas susijęs su moteriškąja puse, ar nesveikimas ir tvarkymasis. Tai mėnuliukas mums taip pat padės nubusti ir suprasti daugiau. Kaipgi mes be mūsų nuostabaus ir labai mylimo apsaugos kristalo, kaipgi mes be jo. Ir kelionėse visada dėkitės, ir kai būnate tarp daugelio žmonių, ypatingai kurių nepažįstate, jeigu jūs supa negatyvas, be šito niekur, tiesiog niekur. Toliau karališkasis lazuritas, jį visada taip sunku nufilmuoti.